Šiuo metu per savaitę nutinka tiek daug kataklizmų, kad kiekvieną kartą tampa vis sunkiau pasirinkti, kuriuos iš jų įtraukti į savaitės apžvalgą. Nes kiekviena iš šių stichinių nelaimių yra tokia didelė ir neįprasta, kad verta ją apšviesti. Kviečiame jūs komentaruose pasidalinti informaciją apie natūralias anomalijas, kurių liudininkais tapote. Jūsų atsiliepimai ir informacija yra labai svarbus. Jie padės parodyti išsamų ir tikrą vaizdą apie tai, kas vyksta pasaulyje. Toliau pateikime tik kai kurių įvykių, įvykusių planetoje rugpjūčio 14-20 dienomis apžvalgą. Turkija. Turkija toliau kovoja su miškų gaisrais, apimančiais skirtingus šalies regionus. Rimtai nukentėjo trečias pagal dydį Turkijos miestas Izmiras ir jį supančios provincijos. Gaisras netoli Izmiro kilo rugpjūčio 15 dieną. Dėl stipraus vėjo ugnis greitai išplito į gyvenamosius rajonus. Kašijaka rajone gaisras buvo ypač pražūtingas. Jis siautėjo mieste 24 valandas, apgadindamas namus ir dešimtis parduotuvių pramoninėje zonoje, o taip pat persimetė į daugiaaukštį gyvenamą namą. Į saugias vietas buvo evakuota daugiau kaip 4000 žmonių. Gaisro metu nukentėjo 28 žmonės, 29 iš jų paguldyti į ligoninę. Rugpjūčio 15-18 dienomis šalyje užfiksuota 247 įvairaus lygio miškų gaisrai. Kovoje su jais buvo panaudoti didžiuliai ištekliai. Atogrąžų uraganas Ernesto. Rugpjūčio 14 dieną atogrąžų uraganas Ernesto sukėlė smarkias liūtis Puerto Rike, užtvindydamas kelius ir paliko 120 000 žmonių be elektros tiekimo. Daugiau nei pusė namų ir įmonių saloje liko be elektros. Sustiprėjęs iki 2 kategorijos ir tęsdamas savo destruktyvų judėjimą, Ernesto pasiekė ir Bermudų salas. Dėl to vietos gyventojai susidūrė su iki 138 km/h vėjo gūsiais ir smarkiomis liūtimis. Didžiojoje JAV rytinės pakrantės dalyje uraganas Ernesto sukėlė potvynį ir pavojingas gyvybei bangas, nusinešusias mažiausiai 3 žmonių gyvybės ir nuplovusios į vandenyną 2 aukštų namą. Rugpjūčio 18 dieną JAV Konektikuto valstijos pietvakarinėje dalyje siautėjo ekstremalios liūtys, kai kuriose vietose iškrito iki 300 mm kritulių. Labiausiai nukentėjo Fairfieldo ir New Haveno grafystės. Čia upės išsiliejo iš krantų ir įvyko nuošliaužos. Buvo sunaikinti keliai ir tiltai, netgi įvyko didelis dujų nuotėkis. Saudberyje dėl potvynio buvo visiškai uždaryta 15 kelių. Įvyko didžiulis elektros energijos tiekimo nutraukimas. Oksfordo miesto užklupo precedentų neturintys potvyniai, dėl ko 2 žmonės žuvo, o 10 buvo užblokuoti sraunaus vandens. Monro mieste siautėjo smarkios liūtys, kurių nebuvo per pastaruosius 200 stebėjimo metų. Kanada. Rugpjūčio 16 dienos rytą per mažą Eirio miestelį Ortijo valstijoje prašniokštė F1 klasės viesulas. Jis apvertė tuščius geležinkelio vagonus ir sunkvežimį su priekaba, smarkiai apgadino parduotuvės pastatą ir statybų centrą. Be elektros liko 3000 žmonių. Viesulas išvertė medžius ir išdaužė namų langus. Nepalas. Rugpjūčio 16 dieną ledyninių ežero proveržis sukėlė staigų upės potvynį Nepale. Vanduo nešė purvą, žvyrą ir riedulius Himalajų šlaitais į gyvenamosius rajonus. Turistinėme Tamės kaimelyje galingi purvo srautai sunaikino kelius, namus, viešbučius, mokyklą ir kliniką. Beveik pusė kaimo buvo sunaikinta, likusi dalis netinkama gyventi. Nutrūko mobilusis ryšys. Daugiau nei 130 žmonių buvo priversti palikti savo namus. Vienas žmogus dingo, jo paieška tęsiama. Šiuo metu regione žemas turizmo sezonas, o viešbučiuose beveik nebuvo žmonių. Priešingų atveju nuošliauža galėjo nusinešti daugybę gyvybių. Pažymėtina, kad galima pavojų kelia kiti 2 ledyniniai ežerai
Jie gali išsiveržti bet kuriuo metu. Rusija. Rugpjūčio 18 7:10 vietos laiku Kamčiatkoje įvyko galingas 7 balų žemės drebėjimas. Rytiniai požeminiai smūgiai labai išgąsdino Kamčiatkos gyventojus. Žmonės sunerimę išbėgo į gatvę su daiktais. Drebėjimus pajuto apie 260 000 žmonių. Po stipraus žemės drebėjimų sekė keli pakartotiniai smūgiai, kurių stiprumas siekė iki 5 balų. Beveik tuo pat metu suaktyvėjo Šivelučio ugnikalnis. Naktį ugnikalnio teritorijoje buvo užfiksuota žemės drebėjimų ir ugnikalnių žaibų spiečius. O ryte ugnikalnis į 9 km aukštį išmetė pelenų stulpą, kurio šleifas driekėsi 492 km. Vulkaniniai pelenai apėmė Ust-Kamčiatsko ir Krutoberiogovo kaimus. Smarkios liūtys ir potvyniai įnešė chaosą keliose Afrikos šalyse. Nigeris. Tahua regione keliai tapo mirtinais spąstais. Telemestis Tahua greitkelyje potvynių vanduo nuplovė 2 autobusų su keleiviais. Nepaisant desperatiškų žmonių bandymų išsigelbėti, žuvo 52 žmonės. Potvynių vanduo nusinešė ir tuo pačiu keliu į turgų einančius pėsčiuosius. Keli žmonės įtraukti į dingusiųjų sąrašą. Rugpjūčio 18 dieną buvo uždaryti 3 pagrindiniai įvažiavimo į sostinę Niamey keliai, trukdantys eismui patekti į miestą. Nukentėjusiose vietovėse buvo išplauti keliai, sunaikintas derlius. Nigerija. Nigerijoje ūkininkai dar nebuvo atsigavę po sausros, kai smarkios liūtys apėmė šalies šiaurę, dažniausiai sausa ir apleista. Nukentėjo jau 10 valstijų. Daugelį iš jų liūtys nesiliauja nuo rugpjūčio pradžios. Potvyniai sugriovė namus, nuplovė kai kurias dalis Kano Maiduguri greitkelio ir užliejo dirbamą žemę. Džigavos valstijoje sunaikinta beveik 3000 hektarų grūdinių kultūrų. Bauchi valstijoje žuvo 4 žmonės. Čadas. Tibesto regione iškrito neįprastai daug kritulių. Šiame sausame regione net rugpjūtį, drėgniausią metų mėnesį, lyja ne daugiau kaip 2,5 valandos per mėnesį. Tačiau dabar jau savaitę tęsiasi liūtys, dėl kurių kilo didžiuliai potvyniai ir žuvo 54 žmonės. 6 regiono apskritys buvo užtvindytos, nunešta 1000 automobilių ir apgadinta ar sugriauta daugiau kaip 16 000 namų. Nukentėjo daugiau kaip 260 000 žmonių. Galingos audros praėjo ir per Europą. Austrija. Austrijoje rugpjūčio 16 dieną nukentėjo federalinė Tirolio žemė. Dėl smulkių liūčių Sankt Antonijos slidinėjimo kurorto teritorijoje buvo apsemtos gatvės ir namai. Įvyko kelios nuošliaužos, upė nusinešė mažiausiai 3 automobilius. Vienas svarbiausių transporto kelių Alpėse, Albergo perėja, dėl nuošliaužų buvo laikinai uždaryta. Rugpjūčio 17 dieną Vienos šiaurę užklupo smarki audra su kruša ir rekordiniu kiekiu kritulių. Iškrito 110 mm lietaus, tai didžiausias vasaros rodiklis per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Buvo apsemtos gatvės, keliai ir požeminės perėjos. Mieste nutrūko traukinių eismas. Italija. Rugpjūčio 15 dieną labai stiprus vėjas smogė Ligūrijos regionui ir padarė žalos Italijos rivjeros paplūdimio zonai. Visur mėtėsi suplyšusios palapinės, nuo stogų nuplėštos čerpės, išversti stulpai.
Ventimiglyje mieste vėjo greitis siekė 141 km/h. Regione buvo pastebėti keli vandens viesulai. Smarkios audros Italijos Toskanos regioną užklupo rugpjūčio 18 dieną. Fitiljano mieste per 15 minučių iškrito daugiau nei 25 mm lietaus. Siauros gatvės prisipildė vandens ir purvo ir tapo nepravažiuojamos. 74 valstybinėme kelyje buvo sustabdytas eismas. Prie Palermo krantų dėl audros ir vėsų nuskendo 56 metrų pramoginė jachta. Joje buvo 22 žmonės, 15 iš jų buvo išgelbėti. Vienas žuvo, o 6 dingo be žinios. Pietų Korėja. Pietų Korėjos sostinėje buvo ilgiausių atogrąžų naktų laikotarpis nuo meteorologinių matavimų pradžios. Seule temperatūra žemiau 25 laipsnių Celsijaus nenusileido net 30 naktų iš eilės. Panaši situacija buvo pastebėta ir Busane. Čia atogrąžų naktys truko 22 dienas. Karštis naktį ypač pavojingas, nes trukdo žmonėms ir ekosistemoms atsigauti. Rugpjūčio 17 dieną kasmetinės 10 km lenktynės Honamo mieste buvo nutrauktos. Varžybų, kurios vyksta naktį, metu buvo taip karšta, kad 28 dalyviai negalėjo tęsti lenktynių. Kai kurie net prarado sąmonę. 19 žmonių paguldyti į ligoninę, likusieji buvo gydomi vietoje. Nuo karščio sukeltų ligų Pietų Korėjoje jau nukentėjo 2700 žmonių. Deja, 23 iš jų mirė. Tarptautinio aplinkos ir plėtros instituto duomenimis, didžiausiose pasaulio sostinėse dienų, kai temperatūra siekia 35 laipsnius ir aukštesnė, skaičius išaugo iki 52%. 2024 m. vasario-liepos mėnesiai buvo rekordiniai pagal visus statistinius rodiklius. Pasak klimatologų, toks ekstremalių karščių skaičius viršija viską, kas kada nors buvo ar net manyta, kad tai įmanoma. Kai kuriomis dienomis vienu metu buvo užfiksuota 1000 dienos ir nakties temperatūros rekordų. Ši statistika dar kartą pabrėžia, kad klimato nelaimių progresas yra tiesiog beprotiškas. Ir dabar visi mato šį didėjimą, bet kai kurie dar vis bijo pripažinti realybę, nes nemato išeities. Komentaruose gana dažnai matome tokių pobūdžių frazes, kaip galima kovoti su gamta. Į šį klausimą yra atsakymas. Kitaip išvis nebūtų prasmės apie tai kalbėti. Šiandien jau yra mokslininkų, kurie žino įvykstančių nelaimių priežastis ir žino, kaip jas išspręsti. Ir tai ne tik hipotezės ar teoriniai pamąstymai, tai rimti ir matematiškai patikrinti tyrimai. Žinoma, reikia toliau dirbti ir tobulinti šias technologijas, tačiau pagrindas klimato problemai spręsti jau yra. Todėl dabar prioritetinis uždavinys – sudaryti visas sąlygas mokslininkų darbui. Kaip manote, jei mes dabar, kaip žmonija, mokslo raidai skirtume tiek pinigų ir dėmesio, kiek šiuo metu skiriame vieni kitiems konfrontuoti, ar pavyktų išspręsti didėjančių kataklizmo problemą? Tikrai taip, galėtume. Tačiau kol kas šie mokslininkai, galintys išgelbėti pasaulį, neturi paramos ir beveik niekas apie juos nežino. Valdoma žiniasklaida tyliais iki paskutinės akimirkos, o tik paprasti žmonės, formuodami prašymą suvienyti mokslininkus ir sukurti vieningą mokslo centrą, gali pakeisti situaciją ir padaryti įtaką įvykių eigai.